Tai šiandien sukvietei visus mėgstančius važinėti riedlentėm į mūsų Maironio parką. Papasakok, kas čia vyksta ir kas dar vyks. Taip, tai šiandien yra birželio 21, tai yra pasaulinė riedlentininkų diena, kur vyksta visame pasaulyje, visi riedlentininkai turi riedlentės, kurie turi riedlentės, jie išvažiuoja važinėti ir važinėja visą dieną ir džiaugiasi tą dieną, nors šiaip jie važinėja kiekvieną dieną, bet šiandien yra ta tokia paminėjimo diena skeiterių. Ar tie, kaip minėjai, skeiteriai, ar yra populiaru Raseiniuose? Raseiniuose nėra labai, kiek dabar čia matosi, nelabai jų daug, bet čia problema Raseiniuose yra kita, nes nėra kur važinėti, manau. Mes važinėjame ant lygaus pagrindo, kuris nėra labai įdomus skeiteriams ir nėra mokintis, jauniem žmonėm nėra kur mokintis, nes seniau būdavo riedlenčių parkas Raseiniuose, tai ten, kai tik jį pastatė, tai būdavo pilna žmonių, pilna vaikų, visi važinėdavo, džiaugdavos, o dabar tiesiog apmirė šitas reikalas Raseiniuose yra. Dar grįžtant prie šiandienos, ar ne? Ar sunku buvo sukviesti jos į tokią akciją ir ar ta akcija pirmą kartą organizuojama? Šiaip, kad pirmą kartą per Facebooką, o šiaip mes seniau važinėdom, čia būdavo 4-5 Raseiniuose skeiteriai, kurie žinodavo šitą dieną, tai tiesiog mes jau prieš mėnesį jau laukiam šitos dienos ir žinom, kad visą dieną praleisim kažkur mieste važinėdami. Kaip atrodo jums, galbūt tas reikalas, švelniai tariant, miršta po šiek tiek Lietuvoje, nes galbūt anksčiau buvo šiek tiek labiau populiaru? Kaip ir minėjot, buvo anksčiau ir tas parkas mūsų vadinamas. Jeigu kalbant apie Raseinius, manau, miršta, o šiaip Lietuvoje, manau, jis plečiasi, nes Vilniuje, kitose miestuose vyksta visokie renginiai, tiesiog Raseiniai nelabai gal domisi šito sportu. Ir žmonės nežino, kas tai riedlentininkai, ką jie daro ir sunkiai atskiria gerą riedlentininką nuo blogo. Nes yra žmonės, kurie tik važinėja, o yra, kurie daro triukus. Kadangi Raseiniuose nėra labai populiaru, galbūt jūsų tikslas yra ir šiek tiek populiarinti šitą dalyką, skleisti šią žinią apie tokią pramogą. Kol esu Raseiniuose, tai tą ir bandysiu sukviesti jaunesnius vaikus, parodyti, kaip reikia daryti triukus, visados padės, jeigu kažko paklaus, tai stengsiuos, kol būsiu Raseiniuose. Tada galbūt tiem, kurie domisi šito dalykų, kurie norėtų pradėti važinėti riedlentėmis, ko jiems reikėtų norint pradėti? Tai pirmiausia reikėtų riedlentės. Pati pirma riedlentė nebūtinai turi būti profesionali. Tiesiog paprastai iš Maksimos, iš senukų, ten už 20, už 10 eurų nusipirkti ir bus labai gerai. O šiaip dar patarčiau būtinai įsigyti batus. Yra specialiai tokie skate shoesai vadinami. Tai jie tiesiog turi būti lygių pagrindų. Ir jo, viskas tiek ir užtenka pradžiai. Tai yra tokia pramoga nereikalaujanti didelių investicijų, ar ne? Tiesiog reikalingas tam pritaikytas paviršius mieste. Kol neužsiimi to profesionaliai, taip, ji nėra brangi, bet kai pradedi išmokti triukus, pradeda lūžti lentos, ratukai, ašys. Kojos, rankos. Na, čia tie jo irgi eina, bet iki to dar reikia išmokti važiuoti.